Sveiki, mėly kolegos, esu Vytautas Kyga, gydytojas odontologas ortopedas. Daugiau kaip 30 metų esu šitam nelengvam kely ir taip pamąsčiau, suvokiau, kad šiemet sukako 20 metų, kai turiu tokį, turbūt daugam nestandartinį pomėgį, hobį, tai alpinizmas. Meilė kalnams, kuri mane turbūt lydėjo senai, kaip vaikino iš Suvalkijos lygumų, kažkada, kai su savo Lina mes ten tiesiog žioplinėdami pasikėlėme iš Italijos pusės pamatyti Mablaną, aišku, mes tada pamatėme tik rūką, nes buvo blogas oras, išgirdome pačioje žvangant geležis. Ir tai reiškia, eina alpinistai ir tada tokį didžiulį įspūdį padarė, štai eina alpinistai, tačiau aš pats nelabai suvokiau, kad po metų aš pats žvangėsiu su tikrais alpinistais, tapsiu pradedančiuoju alpinistu, tai nutiko 2005 metais. Mes nuvažiavom laipioti uolomis ir, ten toks Anatolijus, sako, tu mane saugok. Ir tas žmogus lipo, įsirgė 3 frendus, tai yra tam tikras saugojimo elementas, kuris fiksuojamas sienos plyšyje. Pasislėpė už lentynos, aš jo nematau. Ir negirdžiu, ką jisai ten man sako, ar aš jam šaukiu Anatolijų, ar viskas gerai, o ten vienas frendas išlėkė, antras frendas išlėkė, trečias frendas tiesiai man į kaktą. Ir aš tokio truputį buvo panikoje, atsimenu, ir kas kaip, žinai, šalia pribėgo Artūras, mūsų vadas, reiškia, amžinatilsį. Ir kas yra, sakau, saugos taškai išlakstė, Anatolijaus negirdžiu, nematau, kažkur tai už lentynos, nesimato, nesigirdi. Jie tada ten kažkaip per šoną, kaip kas, susišaukė, viskas gerai, aš sako, ant savisaugos, viskas okei. Tai buvo tokia pirmas krikštas, mes pervažiavom į Šamonį, kalnų sporto meką. Turbūt kas slidinėja ir kažkiek tai kalnus uostė, gal buvę, gal žino. Ten mes jau pradėjom prasibandę vietinės uolas, išėjom į pirmą kalną. Tai tas kalnas vadinasi Petit Šarmoza, mes iš Šamonį apačios atlikę beveik 2 kilometrų vertikalų peraukštėjimą savo kojomis. Tais metais dar keltuvai mums buvo visiems per brangu ir odontologams taip pat, tai buvo kosminiai pinigai. Savom kojytėm į viršų, šlaitu ir iki viršūnės sėkmingai su 4 kategorijos kalnas, techninės kategorijos, su virve, su įranga. Buvom toks pasiekimas. Techninio alpinizmo maršrutai yra skirstomi pagal sudėtingumą. Vieni taikomi uolų laipiojime, kiti alpinizme pačiam lipant į viršūnės, vieni yra ledo kategorijai. Jie skirtingose valstybėse yra skirtingi, bet taip, kad suprasti, reiškia, uolų laipiojimo kategorijos yra nuo 4, nuo 2, 3 iki 9 gali būti, tai man tekia laipioti įprastai 4, 5 sudėtingumo kategorijos, tekia bandyti 6. Pagrindiniai laipiojimai vyko Prancūzijoje, dalis Italijoje, tekia būti Tanšanio kalnuose. Tai jie visi yra labai skirtingi. Savo uolos struktūrą, statumu, pavojingumu, vieni kalnai yra aštresni, jie tvirtesni, kiti yra tokie, kaip sakau, byrantis. O šiais laikais tai yra didžiulė klimato kaita ir Alpės, Prancūzijos Alpės, Europinės Alpės jos labai pasikeitė. Daug yra gyvų akmenų, oro permainų daug yra ir įkopimai pasidarė, techniniai įkopimai į viršūnės pasidarė labai sudėtingi. Tekia lipti Tatruose aukštuosiuose, neilgas ten maršrutas, bet jisai viršūnė toks, nesičiorništit, ten apie techninio lipimo kokie 200-300 metrų, bet vieną žiemą mes lipom su draugu dviese gana maloniai, gana smagiai, ledas, geras ledas. Kitą žiemą po keleto metų mes su savo jaunimu jau tada su mokiniais lipom 4 ir mes ten išėjom anksti ir grįžom tamsiai su nuotykiais. Man antrą kartą gyvenime
katė subirėjo, sulūžo, tai teko labai sunkiai leisti. 2007 metais mūsų buvo labai svarbus metai. Tada mes, orai nelepino, bet su sūnumi dviese, tada 15-mečiu Karoliu mes įkopėme Mont Blancą. Po to grįžome rudenį, toks yra Granžorasas kalnas, Gražuolis kalnas, Italijos ir Prancūzijos riboje, jo visa ketera eina siena tų valstybių. Tekiant tos keteros sėdėti, toks jausmas įdomus, kai viena koja Prancūzijoje, kita Italijoje, čia praraja, kiek akys mato. O toks net nejauku buvo tuo metu. Bet tas kalnas mums nepavyko įlipti, pavedžiau aš turbūt, nes maršruto viduryje aš tiesiog pamečiau katę, nes tiesiog tokiam plyšynai, ten koja strigo, aš tą koją ištraukiau, išlipo mes ant keteros, žiūriu, neturiu katės. Ir tas jausmas, tai kaip dabar bus, vadas Artūras sako, leidžiame, sako, ne, lipam į viršų, sakė, nejuokauk. Ir tada prasidėjo mūsų sunkus nusileidimas, nes ten mes buvom apie pusę maršruto 400 metrų pralipę tokių mišrių maršrutų, kur reikėjo ir uolų batelių, ir kalnų batų, ir kačių, kurie dedasi ant tų batų, kai kam kelia juoką katės žodis, bet tai yra angliškai crampons, dantis tokie ant kojų, kuriais žmogus gali lipti ten, kur slidu, kur yra ledas, kur slidi uola ir turėti saugos taškus. Problemos prasidėjo, kai mes nusileidom iki 800 metrų ledyno, plyšiuoto ledyno, kur yra ankstyvas ruduo, po vasaros visas sniegas sutirpęs, atviri plyšiai, mes kildami viršų jos dar tamsyje, tokiais zigzagais abeidinėjom ir leidžiantis reikėjo juos kažkaip tai irgi apeiti, o tu esi vienakojis iš esmės, nes ten yra, daug kur atviras ledas, tu nepaeisi be kačių. Mes 800 metrų leidome žemyn 8 valandas, kai į viršų mes užlipom kur yra sudėtinga, kur yra daugiau jėgų, užlipom per 3 valandas, tą gabaliuką. Tai mes tada maršrutę praleidom 30 valandų be pauzės. Tai yra visą laiką ant kojų, aukštyn žemyn. Ir, nors kalno nesulipom, bet tada mes tokia, labai buvom tokioj vienybėje, euforijoje ir taip gimė Jungtinis alpinistų klubas. 2009 metais, gal buvo mūsų įkopimas svarbiausias, tuo, kad jis buvo labai viešas, žinomas. Tais metais mes minėjom Lietuvos 1000-metį ir jos Lietuvos 100-mečio garbę mes vykome didelę alpiniadą, didelę ekspediciją, kur surinko ir alpinistai, ir kalnų keliautojai, kalnų turistai, įkopti lietuviškas viršūnės, tai tokias kaip Gedimino Akstino, Vilniaus universiteto, veteranų susirinko, tokių kaip Vilius Šaduikis, Algimantas Jucevičius, žinomi žmonės Lietuvoje nusipelnė Lietuvos sportui ir valstybei. Ir mes ten tada turėjom užduotį įkopti bevardę viršūnę, tokia raksų siena, didžiulė siena su kabančiais sniego, tokiais sniego varvekliais, kaip nepavadinsi. Ir mes tą sėkmingai padarėme. Tai mes penki lietuviai įkopė į Lietuvos 1000-mečio viršūnę. Kaip visada kalnuose yra daug nuotykių, kurie mums baigėsi gerai, nes kažkokios nuojautos dėka mes pakeitėme iš lengvesnio maršruto į sudėtingesnį, į statesnę vietą, kur daugiau ledo. Ir jau visiškai esant maršruto pabaigoje, išeinant ant keteros, toks didžiulis ledo, sniego didžiulis luitas nulėkė žemyn toje vietoje, kurioje mes buvome, iš kurios pasitraukėme. Ir sukėlė didžiulę laviną, kuri būtų mus tada pražudžiusi. Tai iki mirties, kažkur nepilna valanda mus skyrė. O sugiedojus himną, saulėtam orui esant, ledome žemyn ir bebaigiant techninį nusileidimą, tai yra leidimas į virvėmis, dilferiuojant, užklupo mūsų audra, griaustinės ir patekom tokią masę. Kaip žinia, kai yra lietus perėna į krušą, kai yra žaibas,
tokie lipni masė krenta iš dangaus ir po kelių akimirkų pradeda bėgti siena, tekėti siena ir tu nieko nematai, esi tokia košėje. Tu esi ant virvės ir tau reikia dirbti techninį darbą ir žinau, kaip tada vadas yra paskutinis, jisai turėjo nusileisti pirmas, žaibas kapo blyksnis ir kerta žaibas, tu kažkaip paleidi tas rankas, nes tau rankos yra ledkirčiai, yra ledas, čia su katėm, supranti, kad ant tavęs yra krūva geležų, visokių karabinų, atotampų, varžtų ir tu, nėra baimės, bet ir buvo nerimas daugiau dėl draugo, ar jo neužmušė žaibas ir virvė nejuda ir aš galvoju viešpatė, jau Artūro nebėra, žinai, ir matau virvė juda, Artūras, matau jo kojas, už kelių metrų jisai, keikdamas jis lipa žemyn, sakė, negalvoju, čia man jau pabaigsiu savo alpinizmo karjerą ir gyvenimą. Alpinizmas yra toks užsiėmimas, kuris kartais ne visada yra gražus, ne visada sėkmingas. Turėjom ir skaudžių netekčių. 2013 metais žuvo mūsų 2 vyrai. Tam pačiam maršrute, kuriame mes 2008 metais sėkmingai įkopėme tą maršrutą ir tapėm čempionais, ten mūsų 2 vyrai, Aurimas ir Vadimas žuvo. Godžiausia akimirka buvo, kai 2016 metų sausio 3 dieną, išvažiavęs iš esmės treniruotis, pasiruošimui kopimui į Materhorno šiaurinę sieną, treniruotis į Šamonį, dėja gamtos stichija pasiglemžė Artūrą ir dar kitą mūsų alpinistę Mildą. Sniego lavina, klastinga, netikėta, nusinešė jų gyvybės ir teko tęsti alpinistinę kelionę be Artūro. Šiuo metu aš aktyviai techninio alpinizmo nebeužsiemu, į kalnus važiuoju kasmet, kartais po kelis kartus. Daugiau prasivaikščioti, pasilaipioti tuose skaladromuose, kur yra prakalti maršrutai, prasilipti keletą virvių. Žiemą ant ledo kaskadų pralaipioti. Ir aišku, į tokius aukštuminius projektus važiuoju. Šių metų projektas buvo Araratas virš 5 km aukščio, 5137 metrai berods. Ir noriu paminėti savo kolegą, mielą jauną kolegą, kuris, kaip sakėm, Jotautą Kaktį, vienam renginyje, sako, tai Araratą važiuoju lipti. Jotautai, tai pasimk ir mane, žinai. Ir iš jo trykšta ta tokia jaunatviška meilė kalnams ir pažįstu save jauną. Šūnė, vyrai džiaugiasi, vyrai ašaros. Slava Ukrainė! Užlipau aš ant Araratą ir ašaros tvenkėsi, kaip ir biškį gėda ir jos jau byra, žinai, ir tas džiaugsmas, vis tiek buvo sufanas kalnas prieš tai ir galvoju, tu jau nebe jaunuolis. Žiūriu, Jotautas irgi, mes čia žiūriu, irgi ašaros bėga, žinai, mes taip skabinom vyriškai, žinai, taip tas ašaros nusibraukėm, žinai, toks džiaugsmas, bendras džiaugsmas ir kažką įveikus ir yra labai smagu. Ir kaip aš sakau, sako, įveikė kalną, tai lipo įveikė kalną. Kalno tu niekada neveiksi. Tu gali veikti tik save. Tekę keletą kartų tikrai apsisukti, grįžti. Yra žinoti, kada reikia apsisukti. Kaip ir gyvenime. Tai ko kalnai mane išmokė? Kalnai mane išmokė būtent žinoti, kada reikia apsisukti, žinoti savo galimybės, kantrybės išmokė. Ir kuo mano profesija man padėjo kalnuose, tai mokėjimas koncentruotis. Tokiai dirbi, ypač bet kokį darbą, ortopedo darbą ypač, turbūt labai susikoncentravęs. Pamirštigi viską, kas net per langą nežinai, kas ten vyko, lijo, snigo, išeini žiūri prisnigta, tada snigo visą popietę. Ir tai čia ta koncentracija. Ir ilgalaikė ištvermė, kad tu žinai, kad tu
visą dieną būsi maršrutė, tu nepavalgysi, neatsigersi, tau tas nerūpi iš tikrųjų. Kitas dalykas - ryšys, komanda. Tai yra komandinis dalykas. Pasitikėjimas draugų, virvės ryšių ir tą komandiškumą labai ugdo kalnai. Ir mūsų darbe, kai tu dirbi komandą su klinika, su asistentai, su registratūra, su kolegomis, tas irgi tą labai ugdo. Kitas dalykas tai yra, kalnai žavi, kalnų grožis ir formuoja tavo tą estetinį suvokimą. Kalnai traukia, dabar tie kalnai tapo nebe tokie status, bet jos irgi dabar sausio mėnesį laukia iššūkis. Afrika, Kilimandžaras, aukščiausias Afrikos kalnas. Kol leis sveikata ir vis tiek į kalnus važiuosi toliau. Nebūtina lipti sudėtingus techninius maršrutus, bet visada galima važiuoti į kalnus, bandyti save ir žengti, tobulėti kalnuose ir, kas žino, kiekvienas gali lipti savo Eigerio šalinę sieną, kiekvienas gali bandyti savo Everestą, bet žinoti, kad mes kalnus neįveikiam, bet įveikiam save, lipdami į kalnus.